Gyveno kartą jauna karalienė, valdovė Gramatika. Ji mėgo keliauti po šalį. Jai labai patiko lankytis parduotuvėse ir patiko pirkti. Vieną gražią vasaros dieną valdovė nutarė pakeliauti po savo karalystę. Atsitiko didelė bėda. Surinko kodą, tačiau vartai neatsivėrė. Nelaiminga ir įtūžusi grįžo namo ir piktai papriekaištavo savo vyrui. Karalius buvo labai gabus, viską mokėjo. Tarnai tuo metu atostogavo. Nieko kito neliko karaliui, tik pačiam imti ir sutaisyti vartus. Kitą dieną karalius taip ir padarė. Valdovė Gramatika išvyko į kelionę, o likę dvariškiai jos vyrui liepus nudažė vartus įvairiomis spalvomis. Pasklido garsas po platų pasaulį apie svetingą karalystę, apie nuostabiai gražius karalystės vartus. Pėsti ir važiuoti keliavo žmonės ton karalystėn ir girdėdavo draugišką dainą. Būdvardi, tu kalbos dalis. Būdvardi, tu kalbos dalis. Reiškianti daikto ypatybę. Reiškianti daikto ypatybę. Koks tokia, kokie ir kokios. 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 Būdvardi, esi gražus ir nuostabus. Būdvardi, esi gražus ir nuostabus. Žaismingas, išmintingas, žalias ir geltonas. Žaismingas, išmintingas, žalias ir geltonas. Koks tokia, kokie ir kokios. 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 Linksmas ir smagus, sutinki svečius, savo nuostabius draugus. Linksmas ir smagus, sutinki svečius, savo nuostabius draugus. Vienos šalies įnoringas karalius papriekaištavo dėl spalvotų vartų. Valdovė Gramatika papasakojo jam apie įdomius, linksmus, tarpusavėje sutariančius žmones. O žmonėms tokiais būti padeda Dievas. Svečias nieko apie Dievą nežinojo ir paprašė papasakoti. Valdovė nusivedė svečią į bažnyčią. Dievas yra geras, jautrus, atlaidus, mylintis ir gailestingas. Svečias pajuto begalinį gerumą ir nebepriekaištavo dėl spalvotų vartų. Grįžo karalius namo ir savo karalystėje pastatė bažnyčią
ir netgi karalystės vartus leido nudažyti ryškiomis, linksmomis spalvomis. Prieveiksmiai ramiai sau gyveno savo apygardoje. Dažnai dainuodavo sau dainelę. Prieveiksmi, 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 tu kalbos dalis. Prieveiksmi, 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 tu kalbos dalis. Pasakai, kaip vyksta veiksmas prieveiksmi. Tu neturi galūnės prieveiksmi. Kur tavo galūnė prieveiksmi? Tu kalbos dalis. Prieveiksmis gražiausias iš visų. Jis mėgsta būt sakiniuose. Su veiksmažodžiu abu. Jie visą kurs drauge. Prieveiksmi, 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 tu kalbos dalis. Vieną dieną jie pradėjo triukšmauti. Atiduok! Bet triukšmaudami taip susipyko, kad patys niekaip nesugebėjo išspręsti ginčo. Bandė taikyti prieveiksmius kitų apygardų gyventojai. Kiek galima? Tačiau nesėkmingai. Kai niekas jiems jau nebegalėjo padėti, tada prieveiksmiai nutarė valdovės gramatikos paprašyti pagalbos. Atvažiavusi į prieveiksmių apygardą, valdovė išgirdo didžiulį triukšmą. Privažiavusi arčiau, pamatė keistą vaizdą. Nuostabiai vijosi rūgščiai, nes rūgščiai paėmė nuostabiai kamuolį ir neatiduoda. Taip nuostabiai vaikėsi rūgščiai dieną naktį. Triukšmavo ir kitiems prieveiksmiams neleido miegoti. Valdovė norėjo triukšmadarius sustabdyti ir pasikalbėti. Tačiau jie nieko negirdėjo ir nematė. Jie tik gaudė vienas kitą ir garsiai šaukė. Taigi valdovė gramatika nusprendė trumpam apsigyventi prieveiksmių apygardoje ir išspręsti problemą. Kitą dieną valdovė įsakė tarnams sulaikyti abu prieveiksmius ir atvesti pas ją. Pavaldiniai taip ir padarė. Valdovė klausė. Tu nuostabiai, kodėl vaikaisi rūgščiai? Abu triukšmaujate ir drumsčiate apygardos gyventojų ramybę. Rūgščiai atėmė mano kamuolį ir neatiduoda. Man reikia ruoštis varžybomis, o be kamuolio šitą padaryti negaliu. Naujas kamuolys brangiai kainuoja, o mano tėveliai neturi tiek pinigų. Valdovė, supratusi jų nesutarimo priežastį, nusprendė jiems padėti. Mano mėlieji, visada galima rasti išeitį. Norėjau nubausti jūs abu už triukšmą, tačiau nusprendžiu jums padėti. Padovanosiu jums po kamuolį, tik turite man pažadėti, daugiau nebesipykti. Ačiū, valdove, pažadame, nesipyksime ir kartu sportuosime. Gramatika atsisveikino su prieveiksmių apygardos gyventojais ir iškeliavo. Rūgščiai ir nuostabiai susidraugavo. Dienomis kartu treniruodavosi, žaisdavo su kamuoliais, o vakarais susitikdavo prie upelio. Jie užsimerkdavo ir pradėdavo svajoti. Svajojo apie nuostabią pašvaistę. Stebėdavo, kaip vandenyje plaukia auksinės žuvelės, kartais jos iššokdavo virš vandens. Būdavo labai gražu. Ilgai kalbėdavosi. Prieveiksmių apygardos gyventojai, rūgščiai ir nuostabiai praminė svajoklys. Veiksmažodžių apygarda. Kol nepastatė veiksmažodžių apygardai bendračių parduotuvės, veiksmažodžiai turėjo važiuoti į daiktavardžių parduotuvę ir pirkti jiems reikalingus daiktus. Visoje apygardoje buvo tik 4 mašinos. Visiems veiksmažodžiams jų neužteko. Veiksmažodį kentė alkį. Kartą susirinkę visi veiksmažodžiai nutarė kreiptis į gerąją valdovę gramatiką. Ji padovanojo statybinių medžiagų ir veiksmažodžiai kibo į darbą. Po mėnesio parduotuvė jau buvo pastatyta. Veiksmažodžiai dėkojo valdovai, visi džiaugiasi, šoko, dainavo, žaidė. Nuo tos dienos visas prekes pirko tik savo parduotuvėje. Vieną dieną laivu plaukė būrys keliautojų.
Beplaukdami sutiko vaiduoklių laivą. Labai išsigando ir pasuko į Veiksmažodžių apygardos salą. Išlipę į krantą, pamatė parduotuvę. Visi labai norėjo gerti, bet piktaveidis pardavėjas keliautojus matė pirmą kartą, o nepažįstamiems jis neparduodavo nieko. Keliautojų būryje buvo burtininkas. Jis supyko ir pradėjo burti. Po tokių žodžių parduotuvė pavirto kudra, o visos prekės varlėmis. Drąsiausias Veiksmažodis bandė keliautojus sustabdyti. Pribėgo prie laivo ir lipo jį. Naktį, kai visi keliautojai miegojo, surado burtų knygą ir kudra vėl tapo parduotuvė, o varlės prekėmis. Drąsusis Veiksmažodis burtininkui vietoj knygos paliko vandens butelį. Rytą burtininkas pamatęs vandenį labai apsidžiaugė ir atsigėrė. Vanduo buvo tapęs stebuklingu ir burtininkas pavirto medžiu. Veiksmažodžių apygardos gyventojai dažnai susirinkdavo po tuo medžiu ir dainuodavo. Veiksmažodis kalbos dalis. Veiksmažodis reiškia veiksmą. Veiksmažodis čia, veiksmažodis ten. Veiksmažodis visur, kur tai galima. Veiksmažodis čia, veiksmažodis ten. Veiksmažodis jėga. Tai jo dėka, dainuojame ir šokame, tai jo dėka. Svajojame, tai jo dėka. Kuriam ir galvojame, Veiksmažodis, tave mes mylime. Veiksmažodis čia, veiksmažodis ten. Veiksmažodis visur, kur tai galima. Veiksmažodis čia, veiksmažodis ten. Veiksmažodis jėga. Kur tai galima. Veiksmažodis čia, veiksmažodis ten. Veiksmažodis jėga. Didelėje daiktavardžių apygardoje gyveno daiktavardžiai. Moteriškosios giminės daiktavardžiai šoko, o vyriškosios giminės daiktavardžiai sportavo. Visi turėjo savo pomėgius, gražiai tarpusavėje sutarė. Maloniai sutikdavo svečius, aprodydavo savo apygardą. Svečiai girdėdavo skambant linksmą daiktavardžių dainelę. Daiktavardis jė. Daiktavardis jė. Daiktavardis jė. Daiktavardis kalbos dalis. Daiktavardis reiškianti daiktą. Daiktavardis atsakantis į klausimą kas. Daiktavardis kalbos dalis. Daiktavardis reiškianti daiktą. Daiktavardis atsakantis į klausimą kas. Daiktavardis turi giminės. Daiktavardis
kartą į daiktavardžių apygardą atvyko svečias iš Anglijos vardu Naun. Hello, I am Naun. Hello, Naun. Welcome to my town. Daiktavardžių apygardos meras apgyvendino svečią pilyje ir aprodė, ką veikia daiktavardžiai, kaip jie šoka ir sportuoja. Merui labai sunku buvo kalbėti angliškai, o svečias norėjo išmokti lietuvių kalbos. Apygardos gyventojai pradėjo senėti mokyti lietuviškai. Dear Naun, labą dieną. Hello. Ne, reikia sakyti labą dieną. Labą. Gerai, sakykite dieną. Dienė. Neblogai. O dabar pasakykite, aš jaučiuosi puikiai. Aš jaučiuosius puikiai. Visai neblogai. Jūs tikrai išmoksite kalbėti lietuviškai. Tik reikia pagyventi gramatikos karalystėje nors metus, pakeliauti po daiktavardžių, veiksmažodžių, būdvardžių, prieveiksmių apygardas. Ok, man patinka, aš pasilikti. Ir lietuvių kalbos gramatikos karalystė atidarė sienas visiems ir tapo atvira valstybė. Kviečiame visus atvykti į